so close. Kas parašyta? Find us. Kas parašyta? Says let's play find us. Ką čia padarė? Found one. Radai vieną. Found you. Where's this one? Where's the other one? Oh, this one's very good. Radome eisas va. Už žvakių. Pasikalvoja. Nu, pradėsim su Milanos advento kalendoriumi. Mes jums sakėm, nenori atsidaryti savo. 15. Aha, šiandien 15. Jau beliko kiek dienų iki kalėdo? Another pin. Why do I give him one pin? Na, kiek dienų liko iki kalėdo? 8. No, 8. I have, oh yeah. It's 15th. 9, because I missed one out. No. Atidaryt man ar tu atidarysi? Nes tai išplėši visą tą. Another stamp. O, štampuką gaunu. Found it. Man atrodo, čia bus elnias. What's that? Elf. Elfas? I don't know. Parodo. It's a dog gets dressed as a reindeer. Šuniukas. Apsirengęs kaip... Reindeer. Jo, kaip jie vadinasi, lietuviškai nežinau. Elniai. O, elnias. Na ir paskutinis advento kalendorius kaip to. Atidaryt man? Tu atsidarysi? Va. Kas čia? Kas čia? I don't know. Kažkokios There's lots katytės. of K-pop though. Ne? Rewind that scene, it's my favorite. See your reflection on the screen. Labas rytas ir sveiki visi atvykę į 15 vlogmo dieną. Atsidarome jau nuo pačio ryto, šiandien rutina yra tikrai nuo 6 valandų. Tai esu susiruošusi, apsirengusi, vaikai dabar valgo pusryčius, bet atsikėliau vakar naktį vėl su tuo pilvu. Oh my goodness, aš neįsivaizduoju, kas man darosi šiandien vėlgi ryte. Belio kokie skausmai pilve, nežinau, gal aš kažkuom tikrai apsinuodėjau, mano skrandis kažkas tai ne to tam skrandyje, neįsivaizduoju. Dar vakar buvau toj kalėdiniai mugėj, valgiau ten tuos makaronus, tai dabar galvoju gal nuo tų makaronų, nes šiandien atsikėliau tokia vėl tokia, nu nežinau, atrodo dužusi. Nenorėjau visai ruoštis nieko, bet nu reikia darbų, va, N yra, negaliu sirgti, tiesiog, nu negaliu sirgti. Tai va, Pilloways advento kalendorius atsidarome 15 dieną, va, mažutė 15 diena, bet jinai tokia sunki, sakyčiau. Tai žiūrim, maišiukas Carve Your Christmas. Carve Your Christmas, tai kas čia gali būti? O, dabar supratau. Čia yra akių, tokie kaip šešėliai, bazės, kur gali išpiešti ant akių ten, nežinau, nu, bazę padaryti, žodžiu. Tai va, turime šepetuką tam padaryti, kaip matote, va tokią. Ir turime 3 skirtingas spalvas. Šitą spalvą naudočiau, pavyzdžiui, kaip ir kontūravimui, nes tokios spalvos, pažiūrėkite. Va, labai labai nice spalvytis. Labai fainas irgi maišiukas. Tada turime diebiniams advento kalendoriją. Čia labai mažiukas. Estee Lauder Night Repair. Tai naktinis serumas tiesiog. Drėkina ir stangrina veido odą. Nesu aš tokio bandžiusi, bet va. Labai fainas įpakavimas.
Pasidarom, pasižiūrim. Kažkada esu turėjus, bet niekada nebandžiau ir man atrodo aš atidaviau mamytei. Tai va, tuo toksai va mini. Gal reikėtų išbandyti? Nežinau, pagalvosim. Tada Latest in Beauty, vienas iš populiariųjų setting sprayų, tai makiažo fiksuotorių. Kvepia kaip plaukų lakas ir tikrai makiažą, žinokite, niekur, to prasme, ant baltų rūbų niekur nepersineša. Tikrai geras yra, bet aš tokių turiu ir labai retai naudoju, nes man tiesiog nepatinka tas lako kvapas, tai va tas va mane labai atmuša nuo šito produkto. Šiaip geras yra produktas ir man, kai aš turiu tokią mišrią veido odą ir sausa būna, kartais būna ir sausa ir tikrai tokia padrėkinta, man biški per sausą ant veido. Tai va, šito produkto tikrai savo nepasiliksiu ir tada žiūrime, ką turime Beauty Crop. Jau matau, galbūt vienas iš mano mėgstamiausių, taip, Wishery Hydrate and Setting Mist. Vėlgi, makiažo fiksuotojas. Tai va, toksai va purškiklis. Šitas labai skaniai kvepia, tikrai drėkina veido odą. Čia yra su vyšnių ekstraktu ir turi tokias dvi, matote, toksai kaip aliejus yra viršuje. Va, susimaišot ir tada purškit. Man šitas labai patinka. Yra aloe vera, hialurono rūgštis ir vyšnių ekstrakto. Tikrai geri ingredientai, labai drėkina veido odą. Tai va, tokie mano atradimai advento kalendoriuose. Viskas einu, nes dar plaukų net nesidariau šiandieną. Tik tai išsiplovau galvą, išsidžiovinau. Lauke lyja lietus, tai kol grįšiu iš mokyklos, va tokie plaukai ir vėl būtų. Tai neapsimoka nei tiesinti, nei garbanuoti, nieko nedarau su jais. Grįšiu iš mokyklos, vaikus nuvežusi ir tada susitvarkysiu plaukus ir eisiu filmuoti TikTok'ui video. Va šiandieną turiu labai daug darbų, tai nežinau, kiek jums nufilmuosiu. Jeigu apstos lietus, dar reikia išsivežti šiukšlės iš namų, nes namuose tikrai yra nemažai šiukšlių. Ir šiaip šią savaitę noriu aš apsitvarkyti prieš kalėdas, prieš naujus metus, kad, nereikėtų nešioti čia daiktų į garažą, į namus ir taip toliau. Norisi tikrai maksimaliai taip viską gražiai susitvarkyti, susidėti. Tai va. Ir dar ką noriu pasakyti, tai kad mes darysime trečiadienį. Jeigu viskas spėsiu, tai bus arba trečiadienį, nemanau, kad trečiadienį išeis, tai gali būti, kad bus kitą savaitę, pirmadienį, trečiadienį darysiu tas dėžutes, kaip praeitais metais, ten, kur jums dovanosiu, ir tada turbūt pirmadienį kitą savaitę išrinksime nugalėtojos. Tai bus, man atrodo, netgi 4 nugalėtojos ar 5, tai stebėkite mano vlogmas ir nepraleiskite nei vieno video, kad sužinotumėt, kas laimės ir ką laimėsit, nes po to būna parašot po 6 dienų. Tai kas laimėjo konkursą? Reikia sekti, nes visada pranešu, kas laimė. Jau apie 22 ir dar žinokite, nieko nevalgiau. Man tai kosmosas su to valgymu, aš neturiu laiko kada valgyti, ta prasme, žiūriu. Važiuoju į Lidlą apsipirkti maisto ir tada varysiu pasimti vaikų iš mokyklos. Reikia sustvarkyti kambarį, nes baigiau filmuoti, tai palikau tokį burdaką, jūs neįsivaizduojate, reikėtų išsisiurbti grindis visą šiandieną ir pasidaryti kažką skaniai valgyti. Ir va dabar kažką nusipirksiu irgi užvalgysiu pietum ir tada kažką vakare skaniai reikės pasidaryti, net neįsivaizduoju, ką galvoju, gal vištieną kepti. Kažką noriu, bet sočiai ir daug. Noriu ir salotų, ir arba ryžių, arba bulvių, mėsytės, kažko tokio. Labai noriu pavalgyti šiandien gerai vakare. Tai va, skundžiasi dėl maisto vos ne kiekvienam vlogė, bet žinokite rimtai, kai aš su tuo TikTok'u užsiemu, kai pradedu filmuoti, tai nėra galo. Šiandieną gal nufilmavau kokį 30 video, ta prasme. Tai va, nuo ryto pradėjau ir va, be 22 baigiau. Lėkiu maisto pirkti, nes neturiu laiko, ta prasme, šnekėti, reikia nusipirkti maisto, pavalgyti, susidėti viską ir važiuoti vaikų pasimti iš mokyklos. Tai grįžau, tai greitai parodysiu, ką nusipirkau parduotuvėje. Pirkausi maisto tik keliom dienom šiaip tai. Tai va, kokiom 3-4 dienom kažkur tiek. Tai va, pasiėmiau batono. Šitų pies, chicken leek bacon pies, man šiaip tokie dalykai patinka, orkai tik pašildant, su kokiom bulvytėm free, labai skanu. Vaikam jogurtų paėmiau ir man atrodo šitie irgi pigesni, ne? Kažkas sakė, tiek visko turiu, tiek pinigų išleidžiu, o
pigius ten vaikam gėrimus perku. Kaip ir parašiau komentarą atgal. Vis tiek, ką valgai, tu iššiki, tai koks skirtumas. Tada pasiėmiau kažkokių lumpfish kaviaro. Tai nežinau, ar bus skanu, bet paėmiau paragauti. Nes dabar, kai kalėdos artėja, tai visokiausių žuvies produktų yra. Tai man labai labai patinka, nes aš tikrai esu mėgėja gėrybių žuvies. Tada vynuogės, braškės, paėmiau jau pjaustyto arbūzo, nes, greičiau yra, nereikia pjaustyti. Graikiškas jogurtas, jautienos faršas, turim vištienos, kiaulienos faršas. Tada čia savo pietums pasiėmiau, nes supratau, kad aš labai mažai pietų valgau, arba iš viso nevalgau. Tai va, rytoj, poryt ir dar kitai dienai. Tai va, paėmiau chicken poke tokį va. Čia yra ir vištiena, ir ryžiai, ir daržovės. Gan sveikas, labai daug proteino yra. Tai va, ir dar va čia 24 proteinai gramo irgi yra. Tai visai skaniai atrodo, tik nežinau, kaip aš pasišildysiu va šitą, nes neturiu mikrobangės. Tai gal kažkaip į okį dėsiu, nežinau. Ir va dabar pasiėmiau sušių. Va, eisiu pavalgyti greitai sušių, nes turiu tik tai pusę valandos ir varyti reikės vaikus pasiimti iš mokyklos. Tada pasiėmiau beikono tokio va, sumuštinę, mėsytės. Paėmiau tokią didelę lašišą, nes, kaip sakau, dabar pilna žuvies visokiausius. Taipogi paėmiau, kaip šitas pork liver patty, tai čia paštetas, va, kiaulienos paštetas. Tai paėmiau kiaulienos pašteto. Kitas maišas, bandelių, kaip visą laiką, man Lidlas patinka tik tai dėl bandelių šviežių, tai visą laiką pasiemu. Tada pomidorai saldieji, čia šiaip tokių skanumynų paėmiau. Tada 15 kiaušinių. Jau niekas nebetepa. Agurkas. Jau pjaustytos visokios pamaišytos salotos. Man šitos irgi patinka, nereikia pačiai pjaustyti, labai greita. Bananų. Braškių džemas, man šitas labai patinka. Aš tikrai gan dažnai valgau toast. Gan dažnai valgau tokių džemo sumuštinį. Kaip ir, ir kai maža būdavau, tokius valgydavau, tai ir dabar dar valgau. Svogūno laiškai tiksliau, tada cheese strings, mano vaikams tokie patinka. Proteino gėrimai, man šitie žiauriai skanus, tikrai geri, pabandykite, 35 gramų proteino netgi yra. Pienas, beef stockas, mėsa, dar kažkur, tai nežinau, ir miltų. Tai va, nes pas mane valė, iš tikrųjų, praeitą savaitę valė virtuvę, tai labai daug rado negaliojančių, ta prasme išgaliojimų išėjusių produktų. Tai persižiūrėkite savo spintas, nežinokite, žinau, gal užsimiršta, bet pasižiūrėkite, atrasite tiek dalykų. Aš ir vitaminų atradau, kuriuos tik tai buvau pradariusi. Tikrai labai daug. Miltai netgi buvo išėję išgaliojimą, kuriuos aš pirkau gal praeitą savaitę, ar kada jums rodžiau irgi, man atrodo. Tai va, labai greitai va, nes parduotuvės, aišku, viską irgi bando išparduoti ir jeigu nepasižiūri, tai prisipirkti gali ojojoj ko tik tai. Tai šį kartą žiūrėjau 26 metai iki rugpjūčio, tai galios ilgai. Reikės atsiminti tą, bet mes greitai miltus išnaudojam. Tai va, tokie mano pirkinukai. Feeling alone, kind of misty, waiting now for you to come. It's cold again, but I know we'll be warm, sitting by the fire and dream. Na ką, padariau vakarienę. Šiandien vakarienė labai paprasta, tiesiog spageti bolognese. Tai va, dedu visiems spagečių, makaronus dabar. Mano vaikai labai mėgsta šitą patiekalą. Ta prasme, spagečiai tai tikrai yra favoritas, manau, kad kiekvienoj šeimoj. Toliau, bolognese. Tai aš bolognese darau jau su padarytų padažu. Iš Lidlo parašyta tiesiog bolognese. Man atrodo, kad visi daro su jautienos, o gal miksuoja, daro jautienos
ir kiaulienos. Esu mačiusi miksą parduotuvėje, kur būna ir kiauliena, ir jautiena kartu sumaišyta ir parašyta idealiai tinka bolonės patiekalui. Tai vat. Gerai, visiems išdavimo. Niekada negailiu sūrio, nes sūris tiesiog užbaigia, kiekvieną patiekalą, kur yra makaronai. Tai jau tikrai. At prasme, galėtum tik tai vienus makaronus ir sūrį valgyti irgi ir labai yra skanu. Bet mums reikia mėsos, ypač man šiandieną. Oi, visas sūris visur bėga. Kaip aš valgyti noriu. Ir čia taip gerai atrodo. Ir taipogi visiems iškepiau česnakinės duonos prie bolonės. O, super. Ir va, mūsų užbaigtas patiekalas. Mes einam valgyti. Skanaus jums, jeigu valgote vakarienę ar pusryčius, nežinau, kada jūs mane žiūrite. Skanaus. Ką pavalgėm ir dabar rašom laiškus kalėdų seniui. Milano biškį už Meisoną rašo, nes Meisonas biškį nervuojasi. Tai Milano rašo truputėlį už Meisoną, o jinai irgi pradėjo, kaip gražiai rašo mergaitė. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing. Na ką, kaip matote, aš jau kambaryje, savo lovai, esu pasiruošusi redaguoti jums šitą vlogmą ir įkelti. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime rytoj.